kalėdinis finišas. Taigi apžvelgsim paskutinius prieš kalėdinius leidinius, kaip kas ką mums čia siūlo. Na, galima pasakyti bendrai, jau kas norėjo sutaupyti, tas jau ir sutaupė, nes dabar visi po truputėlį stengiasi uždirbti su nedėlėm išimtim. Ta mums patvirtina ir Hellmans indeksas, nes taip vėl Hellmansas praktiškai pas visus, tik tai jeigu praeitą savaitę galėjom nusipirkti už 3,50 €, dabar kaina 4,92 € už litrą, visi išsitraukė mažesnius indėlius. Vienintelis Lidlas pasiūlė Hellmansą gauti už 50 €. Toks keistas pasiūlymas, jo labiau, kad kainą jie demonstruoja apie 5,79 € ir jeigu jums reikės pirkti 2 indėlius, jau nebeapsimokės. Prie mėsose, tarkim, kažkokių tokių didelių ir gilių nuolaidų nėra. Pas visus sprandinė, turbūt tas pats vadybininkas, ištraukė visiems tinklam kaip pagrindinę prekę kiaulienos sprandinę. Tai Maxima kiaulienos sprandinę pardavinėja po 3,49 €. Lidlas iki trečiadienio, tai šiandien paskutinė diena, siūlo taip pat po 3,49 € arba su programėle tik 2 kg 2,99 €. Tai jeigu tik 2 kg reikia, tai šokat, bėgat ir spėjat nusipirkti arba nespėjat. Tada iki taip pat 3,49 €, o Rimi, kadangi jie talentingi pardavinėti viską brangiau, po 3,99 € parduoda. Toliau. Žuvis. Visiems reikalinga žuvis, karpis. 4,89 € Maximoje. Nuo ketvirtadienio Lidle 4,79 € iki už 4,99 € pardavinėja brangiausia. Jeigu nenorite liotis, pigiausias įdarytas karpis bus Maximoje, jau iš karto paruoštas vartojimui ir įdarytas 15,95 €, na, o Rimi, kadangi jie viską moka pardavinėti brangiau, tai beveik 20 €, 19,99 €. Vėlgi, pas visus yra antys. Aš prisimenu, praeitais metais po kalėdinio bumo tos antys buvo pigiau negu višta, po 1,5 € išpardavinėjo, bet dabar Maximoje 3,99 €, Lidle 10 centų palenda nuo ketvirtadienio 3,89 € iki taip pat 3,99 €, o Rimi kaip visada eina prieš sistemą 20 % brangiau negu pas visus. Ančiukas 4,99 € arba marinuotas su obuoliais 5,49 €. Rimi kažką žino ir moka pardavinėti brangiau, vadinasi. Toliau, liežuvėliai. Liežuviai kiaulių Maximoje kainuoja 2,99 €. Lidl jaučio liežuviai 4,99 € iki, tai irgi tik tai šiandien reiškia 4,99 € jaučio liežuviai ir kiaulės liežuviai 2,99 €. Na, Rimi, vėlgi, galvijų liežuviai, jaučio liežuviai irgi prieš sistemą eina, plus 20 % brangiau negu pas kitus, 5,99 € arba jau virtas paruoštas 18,99 €, na, 4 kartus brangiau negu šviežias. Labai įdomu išeiga būtų pasižiūrėti. Na ir pabaigai iš šviežių produktų, tai nešam kalakutą. Kalakutas 3,49 € Maximoje, 3,33 € tik 22 dieną Lidl parduotuvėje. Reiškia, toliau iki pardavinės brangiausiai 4,99 € už kilogramą. Ir Rimi irgi 21 dieną 3,99 €. Toliau, mandarinai. Mandarinai pramušė 99 centų zoną, tai jau čia visi viens į kitą žiūrėjo. Maximoje šiuo metu 89 centai, Lidlas popieriniam leidinį išleido 99, bet matomai reikėjo palysti po
konkurentais tai palindo, padarė jau elektroninėme leidinėje 89, iki tą reikalą nesivėlė. Reiškia, įvairių rūšių mandarinams padarė 50%, tai ko gero kažkurie bus po 99. Nu ir stiprus rimi žingsnis, 79 centai už mandarinus, bet irgi tik vieną dieną šiandien. Agurkai Maksimoje sveriami €89. Na tai sveriami agurkai, tai jeigu vienetą paverst, vienas agurkas kažkur bus apie 300 gramų, tai jeigu su vienetais lygint, kur siūlo kiti, tai 65 centai, pas visus kitus yra vienetinis. Tai Lidl 77, 99 iki lietuviškas ir Rimi 89. Tai kur kam kas įdomiau. Toliau, debesėliai, ką aktuali prekė silkė. Tai silkė Zigmas, Maksimoje 40% nuolaida. Iš karto prisimenant praeitą kartą pasižiūrėjom, kas tai piniguose yra. Tai mažoji pakuotė Zigmo 240 gramų €1,37, o didžioji €2,03. Tai Rimi šiuo metu siūlo €2,49, tai žymiai brangiau negu Maxima. Na ir Norfos kaina yra didžioji Zigmo pakuotė €2,44 ir €1,42, tai tikrai Zigmo einam į Maximą. Konservacija, Kėdainiai, pasižiūrėjom, iš viskas yra įdomesnio, 40% Kėdainių konservo fabriko produkcijai. Tai irgi pasižiūrėjom, kiek kainuos tikra kaina. Tai iš sutampančių prekių marinuoti agurkai su ąžuolų lapais €1,55, tai praktiškai ta pati kaina, kaip ir Lidlo super pasiūlymas. Tai pas Maximą galima eiti ir pirkti. Rimi Kėdainiai, tik agurkai 20%, tai aišku jau silpnas pasiūlymas. Iki konservuotas pilva pati iš save brangesnė ir 25% nuolaidos ir Bonduelė 40%, bet Bonduelės produkcija irgi brangesnė. Tai ko gero Maximos pasiūlymas šiuo atveju patraukliausias.